Taip, dirbu ir su Dauno sindromu gimusiu žmogučiu. Nes Daunas irgi yra žmogus. Ir nemažiau gyvas nei tu. Nemažiau jautresnis nei tu. Ir tikrai nemažiau vertas meilės nei tu. O dažnai daug arčiau širdies nei daugelis vadinamų normalių. Jie niekada nevaidina. Jie niekada nenešioja kaukių. Ir jie jaučia taip giliai, visais įmanomais pojūčiais. Tik jie labai daug ką sugeria į savo energetinį lauką. Ir kai žmonės energetiškai atstumia jį tik dėl to, kad jis toks, ir dažniausiai nusuka akis. Kodėl jis nusuka akis? Kodėl nutyla? Kodėl bando praeiti pro šalį tarsi pro šešėlį? Todėl, kad per jį atsispindi būtent to žmogaus baimės. Baimė būti kitokiu. Baimė būti silpnesniu. Baimė būti nepastebėtu ir nepriimtu. Ir ši baimė virsta gynybiniu energetiniu skydu, kuris vietoj priėmimo išspinduliuoja atmetimą, net neskleidžiant nei žodžio, tai jaučiasi. Ir tas vaikas ar suaugęs žmogus, turintis Dauno sindromą, tai ypatingai jaučia visa savo esybė. Kodėl mes išmokome mylėti tik tai, kas mums patogu? Tik tą, kas telpa į rėmus? Tik tą, ką galima parodyti kažkur Instagrame ar TikTok'e, kas netrikdo mūsų pačių komforto zonos. Bet tikra šviesa tai vis dėlto yra gebėjimas apkabinti sielą. Ir tikrai ne tik kūniškai ir ne tik kūną. Ne žvilgsnį, ne intelekto lygį, bet sielą, apkabinti žmogaus sielą. O jeigu ta siela yra švari, tyra, atvira, tai tą jaučia ir visa visata. Nes mus aplinkui tokios sielos gydo. Ir kiekvieną kartą, kai priimame tokį žmogų, tu ir priimi tą dalį, galbūt kurios bijojai ar bijai. Priimdamas, tu gydai pasaulį nuo atskirties, nuo tylos energetinės prievartos, kurią dažnai darome net nežinodami. Šviesa tikrai nepriklauso nuo išvaizdos. Šviesa pradeda sklisti ir sklinda iš širdies į širdį, kai jinai tikrai yra šviesa. Kai tu nebemastai ir nebegalvoji, o priimi jį tyrai, su tyra širdimi. Ir jeigu tavo širdis neužsiveria, tada tu jau esi ir arčiau Dievo, ir arčiau tiesos, ir arčiau to tikrumo ir tyrumo.
Eidama šiuo keliu aš supratau, kad ant kiek aš pradėjau mylėti viską, kas gyva žemėje. Viską, kas turi gyvybę. Taip noriu tuo dalintis ir taip noriu, kad jūsų širdelės taip pat mąstytų ir taip pat jaustų. Kad mes turime mylėti vieni kitus taip stipriai, kiek begalime. Ir kad iš mūsų sklistų ne tik žodis myliu, nes tai yra tik žodis. Tas myliu turi sklisti šviesa. Šviesa, kurią pajus kitas žmogus, bet ne per žodį. tą šviesą reikia pajusti būtent šviesa. Šviesa, kuri pradeda sklisti iš žmogaus, kada jis pradeda gyventi tokiu būdu, pradeda keistis, mąstyti, matyti kitaip, matyti per šviesą. Ir tada dažniausiai tu supranti, kad žodis myliu tai buvo tik žodžiu, nes tu pradedi mylėti nebe žodžiais. Kartais užtenka būti šalia žmogaus ir jis jau jaučia tą žodį myliu, nors tu jo dar net neištarei. Aš taip dirbu. Ir man gera, kada kartais su žmogum tu sėdi ir net nei vieno žodžio neištari. O jis pasako, aš jaučiu tą ir tą ir tą. Tai yra asmeniška, tai yra neviešinama. Ir tai yra atgalinis. Ir tada supranti, kad tu pasiekei, kad tavo šviesa nušvito jame, kad tavo šviesa jį pasiekė. Siunčiu ir skleidžiu jums šią šviesą. Padėkime ir jiems, mylėkime juos, priimkime juos. Aš be galo juos myliu ir visiems padedu.